Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien mes trumpai pakalbėsime apie rinką. Vasara jau baigėsi ir pažiūrėsime, ko mes galime tikėtis jau rudenį, tai yra jau rugsėjo mėnesį. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintys komentarę. Kaip jūs matote, aš dabar neturiu jokių sandorių, neturiu jokių limit orderių. Ką aš turėjau, aš viską uždariau ir gavus tikrai pasimti pakankamai gerą profitą, o rinka kol kas yra šiek tiek sudėtingesnė ir reikia iš naujo prie jos taikytis. Tai dabar keliausim prie grafikų ir pažiūrėsime, ko mes galime iš jos tikėtis toliau. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Taigi štai čia yra Bitcoino grafikas, čia yra vienos dienos time frame'as ir mes atėjome iki mūsų stiprios palaikymo zonos. Apie tai kalbėjau jau visą paskutinį mėnesį, kad štai čia yra stipri palaikymo zona ir Bitcoinas iki jos nueis ir štai čia mes turime žiūrėti, kokia bus reakcija. Prieš tai aš dalinausi su jumis, kad štai čia aš turėjau savo limit orderį ir sekmadienio vakarą jis buvo puikiai aktyvuotas, tai yra kaina nuėjo lygiai iki mūsų limit orderių, atšoko ir štai čia galim buvo pasimti pakankamai gerą ir greitą pelną. Štai čia buvo antra galimybė, tai yra jūs štai čia galėjote pasimti dar vieną kartą limit orderį ir pagauti dar vieną atšokimą ir pasimti irgi gerą ir greitą profitą. Tai dar šiek tiek aš priartinsiu, kad jūs tikrai matytume. Buvo štai čia mūsų pirmas entry, tai yra pas mus buvo limit orderis, jeigu neklystu, 110 600 ir štai čia mes gavome dar vieną entry ir gavosi du geri sandoriai. Tai kas kartu su mumis užėjo, visus sveikinu su jūsų profitu, o mes keliaukime ir pažiūrėkime, ko mes galime tikėtis iš Bitcoino toliau. Taigi mes turime štai šitą palaikymo zoną, čia jūs matėte, kad aš pasižymėjęs, kad tai yra tikrai stipri palaikymo zona ir apie tai aš esu kalbėjęs tikrai pakankamai daug kartų. Taigi, kas mūsų laukia toliau? Tai šita zona yra pakankamai stipri ir aš pabandysiu pasiimti štai čia savo sandorį ir paliksiu savo stoplusą šiek tiek žemiau nei yra štai šitas levelis. Mes matome, kad čia yra dar vienas stiprus palaikymo levelis, tai jis yra prie 108 900 ir matome, kad jau gavo vieną gerą atšokimą, tai yra vieną rejectą ir matome, kad iškart buvo labai geras lokalus atšokimas. Tai dabar jums norėsiu parodyti, kur yra likvidumas ir ko mes galime tikėtis ir kodėl aš tai čia pabandysiu atsidaryti savo long poziciją ir iki kur aš bandysiu ją laikyti. Taigi štai čia yra likvidumo grafikas ir dabar trumpai pakalbėsime, ką mes jame matome. Taigi mes matome, kad dar šiek tiek likvidumo yra žemiau, tai yra štai čia, tai yra netoli 108 000 $, ir ten mes turime tą levelį, apie kurį aš ką tik kalbėjau, ir mes matome, kad didžioji dalis likvidumo yra dar šiek tiek aukščiau. Čia yra dienos grafikas, mes galime įsijungti iškart 3 dienų ir pamatysime, kas yra būtent štai čia. Tai čia mes matome, kad apačia likvidumo nėra labai daug ir visas likvidumas yra šiek tiek aukščiau. Ir jeigu mes įsijungsime 2 savaičių
savaičių grafiką, tai mes čia labai aiškiai matysime, kur yra visas likvidumas. Tai mes matome, kad štai šitą likvidumą, apie kurį mes kalbėjome prieš tai ir kalbėjome apie stiprią palaikymo zoną, tai čia buvo visas pagrindinis likvidumas ir mes jį sėkmingai surinkome. Dabar mes turime pakankamai daug likvidumo, tai jūs tikriausiai jau matote ir tai yra ties $120 000 ir čia yra labai paprasta logika, kodėl aš bandysiu atsidaryti sandorį būtent šitoje zonoje, nes čia yra gera tikimybė pamatyti bent jau lokalų atšokimą ir yra tikrai didelė tikimybė, kad mes nueisime dar surinkti štai šitą likvidumą, kurį mes matome, tai čia ir tai yra netoli $120 000. Dabar mes turime štai tokią situaciją ir ateina rugsėjis, vasara baigėsi ir aš noriu šiek tiek paaiškinti, ko mes galime tikėtis toliau, tai čia yra tiesiog istoriniai faktai ir mes matome, kad rugsėjis istoriškai yra tikrai ne pats geriausias mėnesis ir matome, kad štai čia 1, 2, 3, 4, 5, 6 metai iš eilės buvo rugsėjis raudonas ir klausimas, kaip bus dabar. Tai kol kas mes matome, kad Bitcoinas turi stiprią palaikymo zoną ir kol jis yra šitoje zonoje ir aukščiau jos, tol mes galime pergyventi ir viskas yra gerai. Bet kai tik mes ją pramušime, tai aš jums parodysiu, iki kur laukia mūsų Bitcoino korekcija. Na ir trumpai kalbant apie alt seasoną, tai mes daug kalbėjome labai apie Bitcoin dominaciją ir aš sakiau, kad jau pirmas žingsnis padarytas į alt seasoną ir mes matom pagal šitą grafiką lygiai tą patį, kad mes jau po biškį keliaujame į alt seasono pusę, bet mūsų gali laukti dar viena korekcija ir žmonėm duos tiesiog vieną galimybę pasiimti savo nuostolių arba užsifiksuoti į savo entry tašką ir tik stipriausiai aišku galės užsidirbti. Aš manau, kad rugsėjis galimai bus raudonas, bet spalis, lapkritis turėtų mus pradžiuginti ir aišku mes stebėsime, kokia bus rinkos situacija, nes galimai bus kažkokios naujienos arba dar kažkokie įvykiai ir mes atitinkamai į juos reaguosime. O dabar grįžkime prie TradingView grafikų ir pažiūrėkime, kas ten vyksta. Taigi dabar trumpai pažiūrėkime Bitcoino lokaliai, čia yra 4 valandų time frame'as, jūs šitą grafiką esate visi matę ir čia mes turime labai stiprias lokalias zonas, į kurias aišku turime atkreipti dėmesį ir prieš tai aš jums rodžiau šitą grafiką ir jūs jau patys žinote, kad šitos zonos yra svarbios ir tikrai labai puikiai veikia. Mes dabar esame prie palaikymo zonos, tai yra štai čia, bet čia labiau yra imbalanso zona, bet jinai aišku veikia kaip palaikymo zona ir matome, kad čia kaina sustojo. Taigi, jeigu čia mes negausime jokio atšokimo ir išėjimo iš šitos zonos, mes keliausime jau šiek tiek žemiau ir tai aišku bus blogas ženklas. Tai gali atrodyti daugmaž štai taip, tai čia mes galime gauti pakankamai gerą impulsą į apačią ir tada mūsų laukia retestas ir dažniausiai tai būna vien dėl to, nes štai šitoj vietoj žmonės galvoja, kad mes turime impulsą ir eisime į apačią, jie užeina į savo short pozicijas ir pasistato mažus stoplusus ir kai būna šitas retestas, tai tiesiog visus stoplusus surenka. Tai yra kitais žodžiais tiesiog surenka likvidumą ir tada jau keliauja žemiau. Taigi dabar trumpai pakalbėsime apie gapus, tai čia yra Bitcoino grafike gapas, matome, kad pirmanis prasidėjo su pakankamai dideliu gapu ir jis dar nėra uždarytas, tai yra laiko klausimas, kada Bitcoinas nueis ir šitą gapą uždarys, tai tikriausiai jau visi žinote, kas mus žiūri ilgą laiką. Dabar keliaukime prie dienos grafiko ir pažiūrėkime, kur yra gapai Bitcoino grafike. Tai mes turime 3 gapus, aš pažymėjau štai čia žalia spalva ir visi šitie gapai nėra uždaryti ir tai yra laiko klausimas, kada Bitcoinas uždarys šitus gapus. Kol kas rinkos situacija yra štai tokia, būtinai rašykite savo mintis komentarė, galimai turite kažkokių klausimų, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką ir būtinai visus kviečiu prisijungti į mūsų nemokamą Telegram grupę, nes būtent joje jūs rasite visas aktualias naujienas apie kriptovaliutų rinką ir daug naudingos informacijos apie kriptovaliutų rinką. Iki greito.